Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Alavės mokykla švenčia labai didingą 150 metų, nebepavadinsime nei deimantinio, bet galbūt didelio gražių jubiliejum metus. Jėzus kalbėjo mokiniams: iš tiesų sakau jums, jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jisai pasiliks vienas, o jeigu apmirs, jis duos gausių vaisių. Kas myli savo gyvybę, ją pražudo, o kas nemyli šiame gyvenime, ją atranda amžinam gyvenimui. Niekada, mokiniai, neikite į mokyklą pradarę duris, niekada su kepure. Iš karto prie durų kepurę nusiimk. Tai yra pati šventovė, šventa vieta, mokykla, biblioteka, knygynas, vaistinė. Yra pačios švenčiausios žemiškose vietose vietos, kur žmonių sukurta viskas, kad atliktų tarnystę. Tai ir grūdas, kuris krito iš jūsų širdžių, mokslo žinių, va čia iš čia krito ir mokiniui. Jūs tas nepriėmė, vėl mokėt, daug kartų mokėt ir gal sveikatą prarado, surinko jūsų pečiai ir mokėt. Ir štai po kiek laiko išeina vaisiai. Jeigu rankas dabar ištiesčiau, atrodo, rankų aš paliesčiau. Nešama 150 rožių žiedų. Bažnytėliai debesų, jau kur tas jausmas tikras, ar žinai, ko ateinu, mano širdelei stiklas kyčio nebylaus, jis slegiančio pavydo, ar žinai, ko atėjau, nes tavo meilė gydo. Mokykla, kaip aš myliu tave, pas tave ateinu. Mokykla, kur ištiesus rankas manęs lauki. Mokykla. Šiandieną atvykdami į šią šventę tikriausiai visi prisiminėte mokyklą, savo klasę, suolą, lentą ir kreidos kelią. Per šitiek metų mokykla pakeitė savo rūbą. Iš kuklios medinės mokyklos, čia buvo ir keli pastatai, tapo gražia mūrinė ir tai garbiai. 150 metų jubiliejaus garbiai mums sukūrė, pastatė šitą gražią skulptūrą. Šitas paminklas, kuris čia stovi, labai primena didelę išmintį. Tos kuklus nedidelis, bet kiek čia knygų yra. Bet knygose kas surašyta, visa išmintis, mokslas ir visos žinios. Tad palaimink šį paminklą, paženklintą knygą, kurioje surašyta visa išmintis. Todėl kiekvienas, žvelgdamas į šį paminklą, prisimena savo indėlį į mokslą ir į šviesumą. Užtariant švenčiausią mergelę Mariją visiems šventiesiems, mes visi semkimės dvasinės globos, stiprybės ir palaimos. Amen. Todėl šį paminklą šventinu vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. O skulptūroje pavaizdavau mokslą. Mokslas tai šviesa, kaip įsivaizduoju. Šviesa perteikiau saulę, o kopėčios tai lipimas į viršų, į tą šviesą, siekimas šviesos. O tai ir knygos, ir skaitymas, ir rašymas.
spėjusi yra stebuklingos burtų lazdelės. Ką, tu netiki stebuklais? Ne. O aš tikiu, kaip dabar būtų įdomu tapti kokio nors įvykio liudininku. Žiūrėk, šito rakto aš anksčiau nemačiau. Įdomu, kas už šių durų. Būk atsargus, neikart. Nesijaudink, tu su manimi. Žiūrėk, tai mūsų mokyklos pastatas. O dabar mes ir sužinosime, kas slypi už šių paslaptingų durų. Sugrįžk iš vasaros nakties, iš balto pievų rūko, sugrįžk iš mano atminties, iš seno atviruko, iš vadovėlių ir žaislų, iš pirmo įkvėpimo, iš vaikiškai aukštų tikslų, iš keisto nujautimo. Šiandien susirinkome į mokyklos 150-ojo gimtadienio šventę. Teisė pradėti šventę suteikiama mokyklos direktoriui Juozui Navickui. Šiandien visi susirinkote į gražią 150 metų mokyklos jubiliejaus šventę. Mėly mokytojai, jūs visada buvot šalia mokinių, padėjote atskleisti talentus, visada teikite žinias. Šiandieną sugrįžote tarsi į svajonių sodą, kur vaisius duoda stebuklingas medis. Džiaugiuosi, kad tiek daug matyti veidų, ir matytų, ir nematytų. Ir jūs suradote vienas kitą. Aš mačiau, kaip jūs gražiai bendravote, ieškojote savo klasės draugų. Saulė pakyla, kodėl garsai pažadina tylą. Širdis laiminga, diena prasminga. Kokia ji, ta maža, stebuklinga šalis mokykla? Kokia mūsų mokykla šiandien, kokią ją mato praėjus 150 metų mokytojas, mokinys, tėvai?
mes pavartysim knygą, kuri vadinasi Alovės pagrindinė mokykla. O vartydami lapus įdėsime ir dalį savo širdies šilumos. Taigi, pirmasis puslapis – pradžia. Nuo čia pradėjau aš, nuo šito pievų tako, nuo rankų motinos ir nuo vagos. Kažkur čia dygsta pirmas mano žodis, vyšnynuose, šermukšnio aitrume, ar ten, kur molin grįžta senas sodas, lik paskutinio žiedlapio pavirsdama žeme. Supažindinti su mokyklos istorija kviečiame mokytoją Laimutę Leoną. XIX amžiaus Lietuvoje mokyklų tinklas buvo retas. Carinė vyriausybė nesirūpino liaudies švietimu, atviros rusinimo politikos svarbiausių įrankių laikė pradinę mokyklą. Tačiau caro valdžia susidūrė su aktyviu liaudies pasipriešinimu. 1865 metais Alovėje buvo įsteigta liaudies mokykla. Joje mokėsi Alovės, Daugų, Nemunaičių valsčių vaikai. Mokykla buvo medinė, vieno aukšto, turėjo 3 klases ir butą mokytojui. Mokykloje mokėsi 50 mokinių. Ši mokykla ir buvo Alovės vidurinės mokyklos pirmtakė. Alovės vidurinė mokykla į gyvenimą išleido 43 abiturientų laidas. Iš jų 4 medalininkai, 2 aukso ir 2 sidabro. 2001 metų rugpjūčio 30 dieną mokykla tapo pagrindine. Šiuo metu mokykloje mokosi 102 mokiniai, 6 priešmokyklinio ugdymo vaikai. Venciūnų iki mokyklinio ugdymo skyrių lanko 14 mokinių. Mokyklai vadovauja direktorius Juozas Navickas, direktorius pavaduotoja ugdymo Jūratė Pitkevičienė. Dirba 23 mokytojai. Vartome kitus mokyklos gyvavimo puslapius. Antrasis iš jų – palaikymas. Kad mokykla gyvuotų ilgus metus, dešimtis ar net šimtus metų, reikia mokinių, nepailstančių mokytojų ir rajonų vadovų palaikymo. Dėkojame už palaikymą Alytaus rajono vadovams ir kviečiame tarti keletą žodžių Alytaus rajono savivaldybės merą Algirdą Vrubliauską. Labai gražiai dainavo, matyt, dalis šitų vaikų bažnytėliai debesų. Tai graudinanti tiesiog žodžiai, įkvėpiantys iš širdies. Tokia giesmė bet kokia širdis gali ištirpdyti ir bet kokius rūpesčius patraukti į šalį. Iš tiesų, didžioji dalis arba mokyklos ašis, viltis, laimė ir Lietuvos ateitis iš tiesų yra vaikai, kurie mokosi mokyklos. Bet be abejonės, kad ko vaikai tie pasieks, kokie jie užaugs, labai daug priklauso nuo tėvų, bet labai daug, o kartais dar daugiau priklauso nuo mokytojų. Esat mokytojai iš didžiosios raidės ir, žinoma, tai prisiminimų susitikimas šiandieną. Aš norėčiau pasidžiaugti, kad Radžila Galiguž, čia vyrų ir moterų yra labai nemažai, kad jie taip susikaupę, susijaudinę buvo ir bažnyčioj. Ir matyt, ne vienas antrą pamatė po daugelio metų, matyt, neskubėsit išsiskirstyti namus, juk tai yra jūsų jaunystės prisiminimai. Ne vienas čia ne tik tai raidę pirmą išmoko, ar tekstą skaityti ir žodį, bet jūs ir meilę matyt pirmą sutikot. Ir pajutėt, kas yra draugystė, kas yra melas, kas yra tiesa, pagaliau jūs pažinot pasaulį. Taigi, tokia graži jūsų ta publika, taip gražiai žiūritės iš tiesų tiek jaunystės, tiek brandos, tiek patirties, tiek kartų čia kartu. Ir tai yra Alovės pagrindinė mokykla. Ačiū Jums, kad esate. Didelė knyga, kaip Jūsų graži istorija. Noriu pasakyti, kad Alovės pagrindinė mokykla daugeliu aspektų yra ypatinga. Aš manau, ypatinga visų pirma dėl to, kad jinai geba, mokyklos bendruomenė geba labai sėkmingai gyvendinti projektus. Jinai puikiai suvokia šiandieninio tarptautinio bendradarbiavimo svarbą.
Manau, kad mokykloje labai sėkmingai įgyvendinamas lygių galimybių principas ir daug gražių iniciatyvų. Gražios jums šventės, būkite ir toliau kūrybingi, veržlūs, atsakingi ir drąsūs. Būkite svarbus šitam kraštui, Alytaus rajonui ir visai Lietuvai. Jie niekur, tie praėję metai nenueina. Įsiterpia į širdį, kaip dirvožėmin susigeria lietus. Įsismelkia į sąžinę, įsipina į dainą, palikdami prisiminimų puslapius sodrius. Kitas puslapis – supratimas. Sušilkime prie žmogiškumo laužo ir tie, kurie linksmi, ir tie, kurie liūdni, ir šilumos lyg duonos atsilaužkim, ir būsim sotesni, ir būsim geresni. Šiltai ir su meile į kiekvieną mokymo įstaigą žiūri švietimo skyriaus atstovai. Jų išmintingas palaikymas sprendžiant problemas, kurios kartais pasitaiko mokyklos darbe, įkvepia viltį ir padeda gyvuoti. Kalbant apie mokinius, man labai džiugu, kad šios mokyklos, kaip jie pavadino jaunieji abiturientai, iš tikrųjų gana sėkmingai mokosi gimnazijose arba profesinėse mokyklose. Na, o kaip jau tolimesnis kelias susiklosto, be abejo, tai priklauso ir jų pačių. Taigi, šią progą linkiu kuo geriausios jums kloties ir ateityje būti tokiais puikiais pedagogais. Linkiu kuo geriausios sėkmės. Labą dieną. Labą dieną. Pradėsime pamoką. Namų darbus atlikote, viską supratote, neiškilo jokių klausimų. Atsiverskite sąsiuvinukus ir užsirašykite temą. Kaip man susikalbės su
apdovanojimus. Žmogiškus apdovanojimus. Po daug metų, kai aš jau dirbau mieste, aš gavau iš vieno mokinio, kuris tapo vienos stambios kompanijos geriausių Pabaltijo darbuotojų elektroninį laišką, kuriame jis parašė: čia yra dalis ir tavo. Tai yra nuostabu. Tai pirmas apdovanojimas. Vienas mokinys, kuris daug metų sveikino mane su Kalėdom, kurį aš čia priėmiau, išmestą iš 2 miesto mokyklų. Viena iš tų mokyklų, kur dabar aš dirbu, už žurnalo sudeginimą. Ir jis dabar daug metų prisimena mane kasmet. Ir trečias apdovanojimas. Vienam vakarėlį prieš eilę metų sutikau kariškį, baigusi šitą mokyklą. Sako jisai, tapau geriausiu kuopos vadu ir gavau prezidentės apdovanojimą. Sakau, sveikinu. O jis sako, čia yra dalis ir tavo. Nu kas gali būti nuostabiau? Mes verčiame kitą puslapį – atmintis. Mokytojau, pirmą raidę išmokį pažinti, platų pasaulį knygoj matyti, draugą nelaimėje užjaust ar apginti, o kartais ir atsiprašyti. Mes buvome geri. Ne vienas ir ne vieną žodį blogą, ne vietoj drėbtelėjo ir nuėjo. Daugelį metų Alovės mokykloje dirbusius mokytojus prašome atsistoti, kad mes galėtume iš visos širdies pasveikinti jus plojimais. Labai atmintina ir man, kadangi čia gyvenau ir mokykloje išdirbau 40 metų. Tiesa, praėjo čia mano jaunystė ir žinoma gražiausi gyvenimo metai. Dabartiniams mokyklos vadovams, visų dirbusių mokytojų, pedagogų vardu, linkiu didelės sėkmės, kad jie ir toliau išlaikytų mokyklą, kad kovotų, kad nemažėtų mokinių skaičius, kad ši mokyklėlė būtų švyturys šiame Dzūkijos kampelyje. Su didžiausiu skauduliu, liūdesiu ir visai kitaip išėjau iš šios mokyklos. Tiesiog taip atsitinka, kad gyvenime norisi kažką pakeisti. Bet čia aš palikau savo labai didelę širdies dalelę. Ačiū mokiniams. Man tikrai širdis dainuodavo, kaip aš ateidavau į pamokas. Ačiū nuostabiausiam kolektyvui. Ačiū fantastiškiausiems mokytojams. Labai linkiu, kad toliau tęstumėte tą tradiciją, kurią kūrėme visi kartu. Švęsdami mokyklos jubiliejų negalime nepaminėti tų, kas geriausius metus atidavė mokyklai, kas kūrė jos tradicijas, kas padėjo pamatus visoms būsimoms sėkmėms. Šviesi atmintis tiems, ko jau nėra tarp mūsų. Tylos minute pagerbkime mirusius mokytojus. Alovės kapinėse yra palaidotų šioje mokykloje dirbusių mokytojų. Taigi, žvakutė ir gėlės nešamos ant mokytojo Vytauto Pankos kapo. Žvakutė ir gėlės nešamos ant mokytojo Mindaugo Balčiūno kapo. Žvakutė ir gėlės nešamos ant mokytojos Jadvygos Vainienės kapo. Žvakutė ir gėlės nešamos ant mokytojo Vlado Abromaičio kapo. Žvakutė ir gėlės nešamos ant mokytojos Stefanijos Maslauskaitės kapo. Žvakutė ir gėlės nešamos ant mokytojo Juozo Baliukonio kapo. Žvakutė ir gėlės nešamos ant mokytojos Stefanijos Aukštuolienės kapo. Žvakutė ir gėlės nešamos ant mokytojų
Jadvygos ir Juozo Černiauskų kapo. Verskime dar vieną labai svarbų puslapį – metraštis. Tai jie, brangi mokykla, tavo pojo mokiniai, rašo nepamirštamus metraščio puslapius. Brangi mokykla, tau 150. Juk mokinių tu išleidai kelią, sunku ir suskaičiuoti. Po visą Lietuvą ir ne tik paskleidė tavo pojo mokiniai, kuriais tu gali didžiuotis. Norėčiau padėkoti visiems mokytojams už jų kantrybę, už jų ištvermę, už jų išradingumą, už jų išmintį. Ačiū Jums labai, Jūs esat nuostabiausi ir geriausi garbėžmonės. Kaip ten prieš tuos 23 metus dainų dainelės laureatų koncerte? Na kaip, pirmiausia, tai buvo tai, kad buvo pirmadienį egzaminas, o mes sekmadienį turėjom koncertuoti operos ir baleto teatre, dainų dainelėje. Akapelo, džiažavom, kaip aš pasavo lotuvui, langi rožį žydėjau, o pasavi pijokėlį, o pastavi laidokėlį, kad išnuotos stovėjau. O pastavi pijokėlį, o pastavi laidokėlį, kad išnuotos stovėjau. Pabūkime mažyčiais, pasidžiaugime kartu, mes draugelis paskaityti, nes kaimynystė mums akis, nukartoja per pasaulis, dovanoja tik džiaugsmus, bet pabūkime mažyčiais, pasidžiaugime kartu, padejuokime visi kartu. You think we
Po to atstoti mes mokomės mokykloje, kur mokytojai bando atstoti namus, tėvus, draugus, kartais tardytojus, o kartais psichologus. Ir galiausiai jau savarankiškai bandome atstoti šilumą, maldą, namus. Tai tiesiog noriu padėkoti savo mokyklai ir savo visiems mokytams, kad išmokė mane atstoti. Prieš 25 metus mes baigėm šią nuostabią mūsų mokyklą. Tuo metu ji buvo vidurinė mokykla. Su didžiausia pagarba šiandien galim drąsiai sakyti ir dėkoti mūsų nuostabiems pedagogams, ypač senos kartos, senesnės kartos gan. Žemai lenkėmės mūsų buvusiam direktoriui Virgilijui Skroblai, mūsų nuostabiai mokytojai pirmai Nijoliai Balikonieniai, mūsų nuostabiai auklėtojai Monikai Vaitkevičieniai, kuri visai neseniai atšventė 80-metį. Tikrai žemai lenkėmės mums mokiusiems pedagogams, mokytojai Statkevičieniai, iš visos širdies. Ačiū. Aš dar tai norėčiau pridėti. Mokytojai mūsų tai tikrai žino, kas mes per laidą ir kokie iš tikrųjų mes buvome, kokios, kaip sakydavo, mergos tos, bet tokiu atveju labai norėjau, kad Jolita pasakytų tai, nes aš žinau iš tikrųjų, ką Jolitai reiškia šitą mokyklą, ta pirma mokytoja ir visi mokytojai, ir žinau iš tikrųjų, kokia jinai buvo žmogus visą gyvenimą. Ir kaip jai buvo svarbu jums visiems padėkoti. Ačiū jums labai. Aluvės pagrindinė mokykla. Kokia ji? Čia pastabus mokytojų kolektyvas. Vadinasi Kantri. Čia daug besišypsančių veidų. Vadinasi laiminga. Čia visada su džiaugsmu sutinkami buvę mokiniai. Vadinasi svetinga. Čia pasiruošę padėti kiekvienam. Vadinasi gera. Čia buvę mokiniai atveda savo vaikus ir anūkus. Vadinasi mylima. Štai kokia ji. Mūsų mokykla. Kaip mokslo metai prasideda, nuskambėjus pirmajam skambučiui, taip mokyklinis gyvenimas prasideda nuo 1 klasės. Po to ateina 2, 3, 4. Rytmečio saulytė šypsosi ir šviečia, o mokyklos durys prašom klasinį. Prašom, čia rašysim, prašom, čia skaičiuosim, pertraukos sulaukę, žaisim ir dainuosim. Čia tėvynės savo praeitį regėsim, su krivių krivaičiais čia pasikalbėsim. Pirmą raidę rašyti mus moko, pratybose piešti save, kad pažintų kiti mus pirmokai ir kaip saugiai pereiti gatvę. Kaip iš ryto atliekt kūno mankštą, kaip pirmą kartą laikyti rašiklius. Mums darželius jau būtų parankšta, laikyti tam vaikučiai paklius. Nežaisim kartu šį žaidimą, nesi mums lyg tikroji mama, kai mokantis nuostabą ima, ji brangi mums todėl, kad pirma.
norisi sugrįžti, mokyklai, į kurią norisi sugrįžti, trūksta dar vieno puslapio. Jo pavadinimas bendradarbiavimas. Mes džiaugiamės, kad šiandien su mumis tie, kas visada šalia. Kaip mes šiandien švenčiam šitą gražų jubiliejų, pagalvojau, kad kada nors mūsų šitos šventės istoriją vartys kitos kartos. Ir norėčiau, kad tai būtų didelis puslapis tos istorijos ateities kartoms, kurį mes rašome šiandien. Aš labai džiaugiuosi, kad būtent mano seniūnijoje yra šita mokykla, šiandien atmetusi 150 metų jubiliejų. Sveikinu visą mokyklos šeimą. Buvusius mokytojus, esančius mokytojus, buvusius mokinius ir dabar besimokančius, visus, kurie jūs čia susirinkot ir esat. Linkiu jums būti tokiais pat nepakartojamais ir žaviais. Kuriate nepakartojamai gražią ir labai svarbią mūsų Alovės istoriją. Sėkmės jums visiems ir sveikatos. Labai malonu, kai nebijai ateiti į mokyklą, nebijai paprašyti pas direktorių, nesakysiu ko. Ir tikrai labai mūsų glaudūs ryšiai su mokykla. Ir labai noriu, kad šitoj mokykloj dar daug metų nenutiltų skambėjęs skambutis. Kaip norisi šiandien pasakyti, stabtelėk. O mes velniškai skubam. Skubam visur. Skubam savo darbuose, skubam savo sėkmėse, nesėkmėse, džiaugsmuose, varguose, skubame meilėje, skubame vaikuose, skubame gilyn į save, skubame tolyn nuo savęs. Bet norim ar nenorim, o laikas ima mus ir pasiveja. Ir sako, stabtelk. Ir stabtelėjom. Stabtelėjom tam, kad pažvelgtume atgalios į tai, kas buvo 150 metų kelyje. Basakoja vaikystė, nerimastinga paauglystė, sparnuotoji jaunystė ir daug. Mes dalinamės ir vaikais. Važiuojame iš vienos kelio pusės, vieni pasiimam vaikus, iš kitos kelio pusės kiti pasiimam vaikus ir šitaip draugauname ir einame kartu. Taigi, mėlieji, su jūsų gražiausia, pačia nuostabiausia švente, būkime draugais. Valio! Sakyčiau, kad labai geri prisiminimai. Išdirbau šitoj mokyklai 27 metus, 10 metų mokiausi, tai sakyčiau, kaip mano namai. Labai graži šventė, kažin ar buvo galima dar geriau padaryti. Labai gražu, labai išradingi, tikrai gera organizacija, labai gražu. Šioje mokykloje pradėjau savo darbinę karjerą. 1983 metais pradėjau dirbti kūno kultūros mokytoju. Išdirbau mokykloje 10 metų ir liko patys gražiausi prisiminimai. Ši mokykla buvo labai sportiška. Jeigu liaudės patarlė sako, kad darbymetyje yra akmuo kruta, tai šioje mokykloje visi krutėjo. Neturėjom tada tokių sąlygų, nebuvo stadiono, nebuvo lauko aikštelės, bet turėjom nuostabią salę, kurioje nuo ryto iki vakaro visi mokyklos mokiniai, vakarais net ir miestelio bendruomenė susirinkdavo ir mes sportuodavom, žaisdavom krepšinį, nu ir, kaip sakant, sveikai leisdavom laiką. Tegu šita mokykla dar ilgai gyvuoja. Liko puslapis vienas. Viltis. Jį atversti kviečiame besimokančius šioje mokykloje. Atvertėme paskutinį puslapį, bet metraštį ir toliau rašys vis naujos ir naujos mokinių kartos. O tau, brangi mokykla, šiandien tik 150. Nedūžtančių svajonių ir vilčių. Dosnios lemties ir keliančios sėkmės. Ramybės ir atvirumo širdyje. Ir kuo daugiau mokinių šalia. Mokykla. Su